Gerai, šį kartą tebūnė, kas buvo prieš tai ir lieka mums tik tai kadram. Man labai patinka, kaip mes šiandienos temą sugalvojom. Papasako. Vakar mūsų pokalbis man labai patiko. Susiskambinam, abidvi žinom, apie ką kalbėsim. Nežinom, planuojam kalbėti. Ta prasme, žinojom, kad kalbėsim apie tai, ką aptarinėsim podcast'ą. Ir žinoma, aš su savo nuotaikėlė puikiai sakau, nuoširdžiai, aš nenoriu apie nieką kalbėti, esu pikta ant viso pasaulio ir tiesiog, Raima sako, tai gal vis tiek kokia tema yra, kad sakiau, tada gal nejautrintų. Jau sakiau, kad nejautrintų, bet sakiau, gal tada nukeliam, aš irgi va čia be balso, viską. Jo, gal bet negerai? Tada kažkaip jau paklausė žmogus, ar yra kokia tema, kuri manęs nejautrintų. Pasirodo. Atrasta. Tiesiog reikėjo įsiaiškinti, kodėl moterys, merginos, mes pykstam ant viso pasaulio kartais. Taip, ypatingai ant vyrų. Taip, čia tokia jau. Vėliau įlysim giliau į šitą temą, nes iš tikrųjų, taip pasitarėm, kad gal reikėtų kokį istoriuką įsimest, pasiklausinėti žmonių, tai paskui aptarsim, visgi atsirado dėja drąsių tik moterų, tai šiandien galimai varysim į vienus vartus. Baik, biškai gal apginsim dar kažkiek. Bandysim gal kažkaip išlaikyti tą lygybę, bet man atrodo, kad Reelsų iškarpose fake accountai turės ką veikti komentaruose. Pažiūrėsim. Ne, šiaip tai aš nusteikus, kaip čia labai abiejų lyčių pusės apsvarstyti, nes man atrodo, kad tikrai ta frazė, kur vyrai mini, kad jūs pačiaus nežinau, ko nori, tai yra visai kartais teisinga. Iš dalies, taip, visai tiesa. Raimonda, kaip šiandien nuotaikėlės nepikta? Piktoka, bet labai tikiuosi, kad po šiandien pozityviau išeisiu. Nežinau, tiesiog sunki diena, kas čia priešpilnis dabar, ne? Artėjom link mylimiausio mano mėnulio fazės. Tai viskas kaip ir nurimo į vakarą, bet sudėtinga, sakykim, diena, tai nervų patampyta buvo. Tai aš galvoju, kad mes šiandien galim taip, kaip čia pakalbėti apie mūsų moterų niuansus, kaip čia iki santykių ir santykių eigoje jau, ar ne, kažkaip taip? Tikriausiai. Okay. Tai kas ten toj pradžiau, kodėl ten pykstamės? Kodėl tu pyksti? Kada supyksti? Kada supykstu? Šiaip mane supykdyti yra labai sudėtinga. Ypač iki kažkokio... Tik jau. Tu nemeluok. Tai kad pikta ant viso pasaulio, tai čia tiesiog overall tai jau ir tada kažkas tau pasako sakinį ir tu ant viršaus varai visą piktą. Tai gerai, kad aš suprantu, kad šiaip tai kaip tam vyrui supras. Tiesiog nekalbint, nežiūrėt, nekvepuot. Nieko nedaryt. Būtent. Tai kaip tave užkalbint? Žinai, nenoriu atskleisti, kad paskui jau čia ateis ir užkalbins iš karto. Paskui jau ant ko pikta būsi. Gražiai. Tai vat, kad čia uždaras ratas, man atrodo, gaunasi. Ne, iš tikrųjų, tai tarkim, šiaip, kas liečia tokius, ypač kaip aš vadinu, situationship momentus, tai man atrodo, kad daug kas dabar susiduria, ir šiaip pastaruoju metu su kuo pasikalbė, ypač kas vienišos panos yra, tame tarpe ir aš. Tai, toks gaustinimo momentėlis labai dažnai yra. Ir vakar irgi tau sakiau, bet taip ir iš tikrųjų nepatikrinau, neatradau to Reelso. Yra kažkoks naujas terminas, kai žmogus tave kaip ir pagaustina, bet tada kaip niekur nieko grįžta po kelių dienų, ar ten po savaitės, ar po 2. Ir tiesiog jo. Bet kažkoks yra specifinis jau irgi pavadinimas. Tai man atrodo, kad šitas galimai erzina daugumą. Ar mane tai pykdo? Tavęs neerzina, kai tave užgaustina? Ką reiškia gaustina? Jeigu žmogus atsiranda po kažkiek laiko, aš taip darau. Aš, pavyzdžiui, dingstu porai, keliom dienom, nes man tiesiog nenuotaika, tai aš geriau negadinsiu ir kitam žmogui nuotaikos, o paskui grįžti kaip niekur. Nežinau, man tai nepatinka žiauriai. Bet aš supranti, šiandien tikriausiai aš atstovausiu tą gal ir vyrų pusę, tokių ir pagaustintų kažką, nes aš pati taip
taip elgiuosi, ką man daryti. Ne, nu tai, balsas dingta. Ne, nu aš kažkaip, aš visada sakau, kad, nu jau geriau tiesiog tiesiai šviesiai pasakytų, nu kad, nu, sorry, nenoriu, nepatinka, nebendrausiu ir viskas. Tai yra tas gaustinimas, kur tikrai žmogus dingo ir atrodo, kad šiandien kokia įdomi. Gaustina ir gaustina. Tik tai čia. Nu, pamiršau tokį definicijas labai sunku suprasti. Pamiršau tokį tą terminą. Okay. Nu, bet žodžiu, tas toks protarpinis gaustinimas, tai manęs kaip ir ne. Mane tai irgi erzina, nes tada negali suprasti, nesupranti gal intencijos. Nu, tai ar mes čia bendraujam, ar čia bendraujam, nes kažko tikimės, ar nu, apie ką tas bendravimas. Šiaip apie tą, nu, jau 100% pagaustinimą, tai jo, aš tos pačios nuomonės esu, kad, nu, būk tu žmogus ir atstovėk save ir pasakyk, kad, nu, tiesiog nenori bendrauti, koks skirtumas, ta prasme. Ir ypač, pavyzdžiui, kai susitinki su žmogum ir tu matai, kad to Dieve pačią pirmą minutę pamatai ir galvoji, o viešpatie tikrai, nu, jau čia niekaip. Tai, nu, tada, nu, tai tu tiesiog. Aš tai, pavyzdžiui, esu linkus net, nu, už tai esu, kad susitikimo metu tiesiog, nu, sorry, kažkaip nevaibas. Man yra buvęs atvejs, kai šiaip, tai iš vis tik susirašinėjom, bet dar nieko apskritai rimto ir taip toliau, bet labai anksti vaikinas pasakė, ne, žinai, soriuką, aš net padėkojau žmogui. Nu, bet nes iš tikrųjų labai trūksta tokio, kad pasakytų tiesiai šviesiai ir, nu, tiesiog jokių hard feelings tiesiog yra kaip yra viskas. Nu, bet pas mane, pavyzdžiui, yra tokios kelios situacijos, kur va žmogus toks protarpiais atrodo. Mėnulio fazė gera, o labas, kaip tau sekasi, čia, žinai, vos nepasimatyti, čia reikia ir panašiai, ir čia. Ir paskui dingsta to žmogus. Kur tu, tipo, tu jį pažįsti jau daug laiko, bendrauji protarpiais taip, ir, nu, toks, ir tada gal toks būna, nu, ko tu čia man iš vis rašai? Nu, tai va, gal toks atsiranda momentas. Šiandien jie buvo smūta. Kodėl tu man iš vis rašai čia? Tai va, į ką vedu, šiandien aš esu tipinis pavyzdys, dėl ko kartais panus būna piktos. Tai kodėl? Nu, gali logiškai kažkaip paaiškinti. Logiško paaiškinimo, nu tai tiesiog. Nėra. Tiesiog. Nėra. Nu kaip, kartais šokinėja hormonai, PMS-ai visokie ir panašiai. Nu, sunkus momentas, tarsi, kartais, aš kaip sakau, nu, don't judge me, nes man pačiai su savim sunku, tai ką man dabar... Aš pati savęs nesuprantu, ar ne? Dabar čia dar kiti prašo paaiškinti. Taip. Ir tu tada dar ir ant savęs pyksti, nes, nu, kas tau darosi, kodėl tu taip elgiesi? Nu, yra tikrai šitas momentas, kad, nu, tikrai kartais labai mums sunku save suvaldyti ar sureguliuoti, ar kaip čia, nu, nežinau, man tai irgi būna tokių bangų, kur tiesiog pyksti ir nesupranti, kodėl pyksti, bet liejasi ten tiesiog. Jo, ir, nu, žinai, dar tas momentas, kad, nu, mūsų apskritai dažniausiai, pirmiausia, emocija suveikia, o tik tada įsijungia protas. Ir tu galvoji, kaip būtų skaudu. Ai, galėjau švelniau pasakyti iš tikrųjų. Jo, aš šito šiaip labai, labai bandau mokytis ir savo ten viduj pasakyti, kad, nu, gerai, dabar čia man pasakė kažkas kažką, gal... Jeigu man nepatiko, sureaguos, ar verta čia dabar taip daryti, tai taip nusislopinu ir gerai, nereikia ir tada mažiau konflikto, mažiau problemos, bet aišku, čia irgi turbūt ta riba, kur tu turi pajusti, kiek ir tau tai kenksmingo, kiek gerai yra, pagalvot kažkaip ir sustot. Taip, nes daugumą atvejų gali užgesinti labai daug gaisrų, kita vertus. Ir sukaupt tada. Taip. Ką ir norėjau pasakyti kitą vertus, bet ačiū, kad atėmė į žodžius, tiesiog telepatija. Bet dar kitas momentėlis, kad mes tas emocijas ir perpinam dažnai. Nu, pavyzdžiui, darbe, nu, žiauriai kažkas sugadino nuotaiką, nu, tikrai pyktis, man, nu, atrodo, nežinau, išdaužys kažką. Nu, matau, ir šiandien tu daužaisi. Tiesiog vaizdžiai reikia parodyti. Ir tada grįžti, tu jau po darbo ir tu tą emociją kartais, nesakau, nu bent jau aš tai labai jau taip save suimu į rankas, bet būna tokių, kur prasprūsta vis tiek ir po darbo, kad tu lieji tą pyktį ant žmonių. Ir kiti kalti darbo. Jo. Nors tau yra realiai bloga diena, tai čia... Taip. Keletas momentų... Tokių pagrindinių, pasakiau kaip detalių, keletas momentų tokių pagrindinių elementų yra tokių, kad paskui ir mes tą pyktį kažkaip užkuriam ir jį toliau vystom. Aišku,
ką tu gauni atgal už tą pyktį, dar irgi depends. Nes jeigu žmogus tau pila toliau žibalą į ugnį, tai aišku, tu užsikursi ir liepsnuosi. Žodžiu, nepilkit ant viršaus žibalą. Draugiškas patarimas, no offense, bet... Leiskit jai išsipykt. Jo. Išsirėkt. Tiesiog, išsinervint. Būtent. Taip, aha. Tiesiog dažnu atveju net kreip dėmesio nereikia, nes... Bet irgi negerai kartais. Kartais pyksta, kad tada dėmesio nerūdu ir paliekama. Čia irgi momentai. Irgi rebusas. Taip, realiai mes susėdę sprendžiam šitą rebusą, nes pačios taip elgiamės, bet nežinom kodėl. Wow, amazing. Ne, nu tai reik bent kaip čia. Gal šiandien kažkokį atsakymą atrasim. Indijant, nežinau, pažiūrėsiu. Man atrodo, kad kai yra ta pykčio viršūnė, tau jau net kai žmogus kvepuoja, tikrai yra blogai. Nu, bet jau čia gal biški negerai, jeigu jau tai būna. Tai negal. Čia labai negerai. Nu, tai pas psichologą gal reikia dar kažkur. Nu, ta prasme, pasidalink iš tikrųjų savo patirtim, kaip tau tai padėjo. Taip, tai aš vis dar einu, vaikštau. Šiaip, man atrodo, profilaktiškai visiems yra labai naudinga. Ir, nu, vat, aš tikrai atėjau iki to pamąstymo, kaip tu ką darai ir kodėl darai. Tai ir tas emocinis pažinimas ir supratimas. Ir aš, aišku, kaip čia bandau visada ir savo viduje pasakyti, kad gerai, kitas žmogus gali turėti kitokią nuomonę. Ir it's fine. Ta prasme, ir šiaip... This is always right. Ta prasme, kad viskas su tuo yra tvarko ir gal tas požiūris yra kitoks. Ir man nebūtinai reikia įrodinėti savo tiesą tam, kad mes ten sutartumėm, prieitumėm konsensuso kažkokio ir taip toliau. Tai va tas tiesiog pamatymas ir kito žmogaus požiūrio ir tas pargrįžimas, pagalvojimas, tai man va tiek turbūt dar ta terapija kaip ir gal tam santykiui davė, bet nu ir šiaip to sąmoningumo labai daug, kad nu tiesiog tu nedarytum veiksmų šiaip savo, nedarytum kažkokių dalykų, tiesiog kad darytum, kad galvotum, ką tai reiškia, ką čia vienas veiksmas reiškia, kitas veiksmas, pokalbių aptarimas, nu ta prasme kažkokios komunikacijos platesnės įsivedimas ir turėjimas, nu tai, ir kaip čia ir tokių, kur anksčiau gal galvodavai, kad nu tai čia common sense, čia turi mane suprasti, tai nebūna tokio dalyko, nu ir čia šiaip turbūt, čia šiaip ir, vat, kai vedu kartais mokymus, tai irgi sakau, kad žmonėm, kad, common sense nėra, žmonės negali suprasti dalykų visi vienodai. Ir ta prasme, jeigu aš galvoju, kad įsivaizduoja, tai, tai čia mano problema yra. Tai va, tai man atrodo, kad, ir šiaip tokios gal ramumo tada irgi tas supratimas gali atnešti šiek tiek nusiraminimo, užtikrintumo. Bet, aišku, tas užtikrintumas dar ateina ir čia su savivertė, man atrodo, ir supratimu, ir mokėjimu ir su savim būt, nereikėjimo ten perteklinio partnerio buvimo kažkokio, kad... Bet va čia tikriausiai yra dar vienas momentas, būtent, kad tu turi pirmiausia išmokti būti su savim. O tik tada pradėti kurti santykį su kitais žmonėm, nes dažnu atveju tas pyktis tavo ant kito žmogaus, tai yra pyktis ant savęs. Arba, žinai, dar net kai ir pyksti, tai gal kažkaip paskui su praktika ir patirtim gebėjau iškomunikuoti, kad, sorry, šiandien aš tiesiog pykstu ir tu nekreip dėmesio, arba, aš pyksiu ir viskas, ir čia ne apie tave, čia man dabar, man nepatinka. Tiesiog noriu pykti. Taip. Man bus nuo to. Bet čia irgi, čia turbūt tada to kito žmogaus irgi klausimas ir įsilavinimo ir supratimo, kiek jisai geba suprast, kad, jo, tu irgi gali pykti ir ne ant to žmogaus. Bet man atrodo, kad šiaip kartais mes ir pačias tikriausiai savai tokį inkubatorių uždarom, bet ir iš aplinkinių yra tas toks spaudimas, kad tu turi visada šypsotis, namus ten susitvarkyti, žinai, pati visada gerai atrodyti. Aš turiu vieną panašią. Ta prasme, kur tu turi, žinai, būti misis tobulybė, nebūna taip, gali turi pykt, gali turi verkt, kaip tu nori jaustis, gali turi pykti, jeigu tu nori pykti. Ir čia viskas su tuo yra gerai. Ir šiaip auksinių dienų visada tai nebūna, nėra, kad, tai ko tu čia nesišypsai, šiandien vakar šypsais, o šiandien jau... Koks tau reikalas, tu ta prasme, noriu dabar, ir nesišypsai. Wow, aš šiandien ant tiek esu kardinaliai... Beveik paėmė negatyvo pusę.
Negali būti. Ne, viskas gerai, tu spalvotai apsirengiai, viskas tvarko. Tai kažkas, žinai, vidus tada turi būti juodas kažkoks. O grįžtant dar tada nuo tavo pykčio prie santykių ten tos pradžios, dar kažką mes turim paliesti, dėl ko dar mes pykstam, ar jau galim gilin judėti? Nu, man atrodo, kad čia tokie pagrindiniai, paskui jau vis tiek tas, kai tu susipažįsti, tai čia toks vat ir yra, arba tu klikinė, arba ne. Dar šitas, man atrodo, kad dar momentas, vat, kodėl ten ir tas gaustinimas būna ir kodėl biški dingsti, biški atsirandi, tai dar tas neužtikrintumas, man atrodo, ir va čia turbūt tas miskomunikacija atsiranda, kad labai moterys dažniausiai kažkodėl nori, kad vyras inicijuotų, o jie gal irgi šiais laikais truputį pasimetę, kad ar man čia reikia, ar aš tikrai turiu, ar aš čia ją suprantu, ar jinai čia nori, kad aš ją ramybėj palikčiau dabar. Yra tikrai, man atrodo, momentėlis, nes irgi draugų tarpe, galimai ir pačios tarpe, yra tas toks momentas, kur tipo bičias visada rašo, nustoja rašyti ir tu tokia, tai jau skirtumas, nu toks. Paskui jau kažkuria momente aš tai jau tikrai esu pagavus save ir pradėjus keistą tokį požiūrį, kur čia žmogus nori, kad tu jam dabar dėmesį parodytum ir, kad tu irgi įdėtum tą pastangą, kas yra visiškai normalu. Ta prasme, nebus taip, merginos brangiosios, kad kažkoks princas atjos pas jūs ant balto žirgo, come on. Jis visada pirmas turi man parašyti. Lygių teisų norėjom, lygias teisės regavom, žinai, Jo, tai man irgi va, šitas atrodo, kad smagu, kai pirmąjį parašo turbūt, bet reikėtų neužmigti ant laurų ir irgi nusileisti ir gal parašyti. Ir dar kitas momentas, kad net jeigu ir sugebi parašyti, tai brangioji, paklausk ir kaip tam kitam žmogui einasi. Ar tu paklausi? Taip. Gerai. Mano pirmas klausimas visada buvo. Gerai, šaunu lytiklas. Nes, tarsi, negali būti taip, kad vienas žmogus pasakoja, aš suprantu, kad, tarsi, mes esame skirtingi, šiaip apskritai dar yra kitas momentas, kad mes šiaip judam, man atrodo, kaip visuomenė į intravertiškumą labiau. Taip, labai. Ir apskritai tas toks santykio mezgimas jau tampa tabu dažnu atveju. Aš net dabar pirmą, kai šnekėjau ir pasakiau, kad rašom ir galvoju, kodėl aš tik apie rašymą, o čia žmonės nebeskambina jau, žinai. Realiai. Neskambina. Realiai, jo. Tai tas intravertiškumo momentas irgi tikrai yra stiprus. Ir tai kelia dar didesnius iššūkius, nes tavo elementariai kontaktą tiesiog užmegzti, jau nekalbu apie gilesnę draugystę, atsivėrimą, pasakojimą kažkokių... Tai ir šiaip čia ta tendencija, kad žmonėms yra labai sunku atsiverti, tai jie prieraišumo tipai ir taip toliau, kur tiesiog žmogus priartėja prie tos zonos ir viskas, nebeatsiversiu, ačiū, viso gero. Tai va, tai jo, reikėtų palaikyti tą balansą ne tik parašyme, bet ir būtent temos vystymuose, nes negalėtų vien tik tai apie save pasakoti. Ką veikia ir kaip darbė šiandien, tai jo, turbūt ir baigsim po savaitės bendrauti. Realiai. Vis tiek tas pats tikriausiai bus. Tai. Gerai, judam link gilin. Tai pradėjom jau, va čia kažkaip pasisekė, užmesgim tą santykį. Kažkaip. Jau kažkaip dedikuojam, kad jau ne situationship, o jau gal ir relationship. Tai dėl ko tada merginos pyksta? Moteris merginos. Čia prasideda, čia tiesiog atsiveria Pandoros skrynia ir tu tiesiog trauki dalykus vieną po kito. Tai koks pirmas? Realiai iki šiandienos aš tikriausiai, taip per daug net nemašiau, kaip pradėjau rašyti Pano situacijas visokias, aš tada pradėjau mąstyti savo tokius visokius flashbackus ir tikriausiai, kad tos situacijos kartais yra tikrai labai kvailos. Taip. Vat irgi kitas momentas čia klausė dėl terapijos, tai aš irgi taip pradedu sugrįžti prie dalies, kad manęs nenervintų smulkmenos. Šiaip čia ne tik santykiuose kažkokiuose, bet ir darbuose, ir su savim pačia. Tarsi, kad manęs tai neefektintų labai stipriai. Tai man atrodo irgi čia visai gera dalis žmonėm pasibandyti, pagalvoti, kad ar čia tikrai ten tas nenuneštas indas, ar jis mane čia tikrai taip nervina? Nervina? Jo, tu pedantė, taip, čia kita. Čia aptarsim kitą. Baigim, nesu aš jau pedantė, nereikia čia pasakot, skiest žmonėm. Kai jau apie lėkštę pasakiau, tai taip pažiūrėjai, kad džadžina iš vidaus. Truputį yra momentėlis, bet jo,
kai įžengi, man atrodo, į tą santykių ribą, žinai, tada atsiranda kitas momentas, kuris yra labai labai svarbus, tai pasimatuoti tarpusavį temperatūrą. Ar jums tikrai yra pakeliui? Nes kol tu tam mesgi tą santykį, tu rodai savo geriausią versiją. Tu vis bandai įrodyti, koks aš fainas, kaip kartais ne visi, faina. Bet taip. Dažniausiu atveju. Tu save bandai parduoti. Taip, sakykime, kaip darbe bandai save parduoti, dar kažkur tai ir čia. Bandai patikti, nes turbūt, kad irgi čia yra noras, kad tas santykis būtų, susikurtų ir vis tiek, kad ir kaip mes čia intravertiški, bet santykių norim. Taip. Tai tas temperatūros pasimatavimas ir lūkesčių susimatavimas irgi. Pagrindiniai keletas klausimų, kaip jūs matot ateitį ir panašiai. Tikrai, ta prasme, nebūkim naivus ir negalvokim, kad čia jis pasikeis arba ji pasikeis. Tai čia pradžioje jau tas būna, kur, man atrodo, kur juokauja visi, kur vizija moterų. Tik pradėjau bendrauti jau apie vestuves galvoja čia, tai vat ir tos vizijos ir tada jo tie klausimai, kur, tiesiog jo, vaikai, pinigai, namai, nežinau, gyvenamas miestas, būsto tipas, kelionių turbūt net tipas, laisvalaikis, draugai, kiek mes laiko tam skiriam. Labai daug praktinių klausimų. Taip, tikrai. Ar mes laiką norim labiau leisti kartu dviese, ar mes ten norim labiau su draugais, ar iš vis gal atskirai kartais norim būti, ar iš vis leidžiam, neleidžiam, man šitą, Dieve, love it, šitą dalį aš tiesiog dievinu. Prieisim, čia gal skirkim atskirą, gerai. Tiesiog. Gerai, matau. Jo, paminėjai vizijas, ta prasme, kad įsivaizdavimus, kad pasikeis. Jo, ta prasme, turėkim galvoj, kad, žmonės realiai jie ir net neprivalo ir iš tikrųjų taip yra labai blogai manyti, kad žmogus turi keistis pagal tave. Taip nebus. Tai tau tada irgi reikia keistis. Tai gal kitas žmogus nori, kad tu keistumeisi į kitą pusę. Ne, tai štai mergina gal ideali galvoja, kad ji yra. Ir tokių situacijų iš tikrųjų pripažinkim. Turėję ir pačios esam. Kur, ta prasme, tu tikiesi iš žmogaus tiek, kiek tu pati į savęs tikėsi, tu negali tiek tikėtis ir kiekvienas mes esam skirtingas ir jeigu mums tai netinka, tai mes ir turim tai suprasti pradžioj, kad kitaip nebus. Ta prasme, aišku, kompromisai, susiderint ten, susialainint kažkokias dienotvarkės ir panašiai, viskas yra su tuo gerai, bet aišku, mes jau apie gylį labiau kalbam. Tai taip, ir čia turbūt irgi tokie du momentai, kai čia turbūt būtent merginos yra labiau linkę norėti pakeisti žmogų ir tikėtis, kad jis čia tikrai pasikeis, tai supras, kad ne, jis nepasikeis. Ir tada viena dalis, kad jeigu ten yra jau kažkokie stipresni niuansai, kur kenkia viskam, tai čia tiesiog, aišku, mes neįsim į tą temos gylį jau turbūt, bet tiesiog, kad jau reiktų nelaukti ir tiesiog daryti sprendimus, o kažkokie, jeigu tai yra buitiniai labiau pasikeitimai ir taip toliau, tai, tai sakykim, kad, jeigu ir pasikeis žmogus, jeigu ten įtikinsi ir panašiai, tai gal bus faina, bonusas kaip tik. Bet, nereikia to. Galėsi knygą apie tai parašyti. Oi, tai taip, bet, ta prasme, kad tikėtis nereikia. Aš sugrioviau mitą, aš pakeičiau. Bet tu griovėjai. Šiaip? Idėja tavo knygai, klausyk. Tai ne mano, aš čia kažkam metu idėją. Tai palauk. Aš tokiam nesąmonėm neužsiimsiu. Parašykit, jei kažkas, kas pasikeis nori. Ekstremalūs pokyčiai. Gerai. Let me know. Jo, gerai, bet čia jokes aside, visgi yra dar ir tas mano love it momentas, leidžia, neleidžia. Dėl ko tikrai tas pyktis kyla dažnu atveju, kai tu irgi nesusilainini su žmogum ir vienas žmogus turi tą tokį požiūrį, tai aš tai išleidžiu visur, kur tu gali išleisti. Ta prasme, koks ką pririšęs. Čia su draugais, tai tu man niekur neisi. Ta prasme. Aš tai aišku, yra tokių, ir aš tikrai irgi žinau tokių porų, žinoma, čia ne draugų tarpe, bet tiesiog iš... Žinokit, kad ne apie jūs draugą kalbą. Jo, aš tiesiog pasiduodu, kad čia nestumiu ne vieno iš draugų, čia tikrai yra iš pažįstamų, kur ta prasme, pana inicijavo tą leidžiu, neleidžiu dalyką, o dabar pati niekur negali išeiti ir pyksta ant savo vyro, nes prieš tai pati jam niekur neleido su draugais būt. O dabar, pažiūrėkit, ir man niekur neleidžia.
Ir mes pykstam iki dangaus tiesiog. Wow. Nu, ta prasme, alio, mergyt, prisėsk truputį ant to fotelio, žinai, nu ir pamastyk, ką pati darai. Ne, nu, man tai irgi yra visiškas nonsensas, ta prasme, kaip tu iš vis gali kitam žmogui draust dalykus. Aš suprantu, kad jo, kai tu esi santykiai, yra tikrai smagu leisti laiką kartu ir smagu ir išeit, nu, bet ta prasme, tai... Nu, neleisti ant žmogui su draugais išėti, tai tu susirastų draugų, aš nesuprantu. Nepatinka man tavo vienas iš draugų. Neleisiu aš tau. O Dieve, nu, ta prasme. Nu, čia yra baisu, čia... Nu, nežinau, nu gerai, gal būna ten išimčių, kad čia tau blogą įtaką kažkokią daro, nežinau, galbūt visko būna gyvenime, nu, bet ta prasme, nu, tai... Wow, ta prasme... Love it, tiesiog dievinu šituos dalykus, kai žmonės vieni kitiem ką nors leidžia, bet ant kiek va tie geri, koks vidus. Aš tau leidau išeiti, aš tau leidau bendrauti, o tu dar nedėkinga. Taip, aš tau leidau, o tu šitai pasielgiai? Nu, wow. O negrįžai čia tą ir tą valandą. Jo, šiaip dar grįžimo. Aš tave iki 12 išleidau pelenę, bateliai nukrito. Nu, ta prasme, tiesiog. Ne, man tai šitas irgi. Ir šiaip čia turbūt ir ta kita tema, kad jeigu jau esi santykyje, tai dar jeigu ir gyveni, jau paskui kartu dar ir šeimą, jeigu turi, nu, tai to laiko atskirai turbūt, nu, kiekvienas vis tiek nori pabūti. Ir jo privalo būti, iš tikrųjų. Ir su savimi, ir su savo draugais, ir papletkin kitom temom ir, nežinau, ten į barą, nu, ten... Kalbant apie pletkus, man atrodo, žinok, nu, reikia eiti prie tų stacijų. Aš šiandien visą dieną darbe, ačiū man už pakeltą nuotaiką, nes panos tiesiog perlus man. Realiai vėrinį jau perlų galėčiau pasidaryti iš tų perliukų. Nu, tai važiuojam kažką, aptarsim kažką, ne? Oi, gerai. Nu gerai, aš irgi pasiruošiu. Pasimkime savo išmanųjį telefoną, tarsi, wow, tiesiog. Gavau, nu, tarsi, buvau įmetus klausimų tiesiog laukelį ir parašiau, kad, nu, jeigu netelpat, tai savo istorijas tiesiog parašykite į žinutes. Tai... Visų pirma, tai buvo labai juokingas momentas, kas mane, ir juokingiausia, kad šitas žmogus mane pažįsta, jis apeliavo dar į mane, kad aš tai tik su teigiamom emocijom asocijuojuosi. Po šiandien? Jūs manęs nepažįstat, jeigu jūs taip kalbat, pyktis liejasi per kraštus. Ir buvo toks tiesiog, kad vyro nėra, tai nėra ant ko piktai būt. Tai čia truputį nu, man atrodo, irgi ne. Čia toks truputėlį liūdesėlis ir gal buvo išreikštas, bet tikriausiai kažkas iš tų prieš tai minėtų žingsnių irgi nepadėjo. O šiaip, tai nuo tokių lengvesnių gal. Tai tiesiog moterys pyksta dėl to namuose, jau čia ant vyro pyksta, kad kojinės prie lovos numestos, tai čia panašiai iš tos indų serijos pagalvokim, ar tikrai mus tai pykdo. Tada puodelis gertas, neįdėtas nei į indaplovę, nei į kriauklę. Paliko ant stalo. Ne, prie lovos. Bet visiškai prie kriauklės. Ai, okei. Ne į, bet šalia. O labiausiai pikta, kai kažkur turim būti, tarkim, 6 valandą, tai gulės iki 5:30, nes jam tik apsirengt. O tada nueisi į tualetą kokią 20 minučių ir tu stovi, lauki susiruošęs ir žinai, kad vėluosi jau. Kaip, ar ir buvo Ramėlė tokia situacija? Ne, aš dažniau vėluoju. Tai... O jau tu kaip vėluoji, tai žinok, man nepyktis ima dėl to vėlavimo tikrai. Dėl vairavimo, nežinau. Vairavimo, vėlavimo. Ne, nu aš stengiuosi, viskas gerai, aš stengiuosi dabar jau tvarkingai. Nu, bet man kartais sunku. Tai va, bet nu, dėl paliktų daiktų, nu, aš įsivaizduoju, kad pyktis gali imti ir stipriai, bet aš, pavyzdžiui, nu, aš tikrai nesu, pavyzdžiui, pedantiška, tai man gali mėtytis ten tie daiktai manęs, nu, bent jau ten, kurį laiką manęs jie nerzinti, aš žinau, kad aš kitų problemų turiu aplinkui, ta prasme. Ta prasme, ten, kol higienos dalykai viskas tvarkoja, nu, tai ten nei daiktas kažką, tai, nu, tai koks skirtumas, ar ten ta knyga ant tos lentynos, ar ant trečios lentynos. Tai ar ten spinta, kad netvarkyta. Ten tu šepetėlis kalbenkiai, tai ne, nu, tiek tai ne, bet tai va, tai ir aš galvoju, kad čia turbūt irgi, vat, man kažkas rašė irgi iš serijos, kad nesusiprato.
Nu tai jos, susiprast jie nesusipras patys, tai arba reikia pasakyti. Wow, mūsų operatorius, man atrodo, tiesiog enjoyina šitą temą, galvosiu, čia apkit greičiau, nes... Nesakė, jau žmona nepyksta, arba jis nežino, kada nepyksta. Gerai. Tai, žodžiu, ką aš norėjau pasakyti, kad tokiais klausimais turbūt galime pasišnekėti, bet irgi nereikia eiti iškart tiesiai į konfliktą, kad tu ten taip ir taip ir taip ir taip, o biški kažkaip gražiau. Yra ten tų visokių bendravimo technikų ir taip toliau, tai čia pasigilint galima, mes ne specialistais, bet tiesiog man atrodo, kad gražiai galima susitarti, aišku, gal ne iš karto, bet tada gal kiek gal nepykt tiek iškart. Nu, taipsme, čia pačioms veikiau, man atrodo, tiek nepykt. Tiesiog nervų, man tai nervų gaila. Tiesa. Dabar tokį... Laikytis jau? Tokį turiu, sunkesnį. Visa situacija irgi aprašyta. Nu, važiuojam. Jam buvo per gimtadienį 11 mėnesių laikotarpio padovanotas kuponas į spa, kuris galiojo iki gegužės 6 dienos. Po naujų vis primindavau, kad reiktų nuvaryti ir jo reikia. Balandžio mėnesį jis išvarė su šeima į Bulgariją ir man pasakė, kad grįžę varysim į spa ir kad pratęsė galiojimo laiką iki Liepos mėnesio. Grįžus taip ir neišvarėm. Ir balandžio gale galvoju, visai gerai būtų gegužės tą 1 nuvaryti į spa. Tai rašiau į spa įsiaiškinti, ar galioja ir panašiai. Ir spa atsakymas buvo, kad kuponas nebuvo pratęstas, o ir išnaudotas galiojimo metu. Tai ir paskui baigėsi viskas tuo, kad ji visą tai laikė savy kol kas ir tada... laukia susitikus, kol pats pasakė ir klausiau tada jau tiesiog, ar turi kitą, ar perpardavė. Tai padovanojo broliui, o man melavo, nes anot jo nenorėjo skaudinti. Ir tada žmogus galvojo, kažin, kodėl ji galėtų būti pikta. Nu, jis panorėjo. Bet jis nenorėjo skaudinti, tai va broliui atidavė, nieko nesakė. Ne, nu tai gerai, kad bent broliui atidavė, gal mažesnę blogybę pažiūrėkim. Nes jei būtų buvus kita, tai manau, būtų blogiau dar buvę. Nu, baisi situacija. Bet ar šita situacija tokia, žinai, čia jau toks truputį neindas nepadėtas, ne vietoj, žinai, kur... Nu, čia jau rimtas toks, kaip ir galima suprasti tą situaciją, kad, jo, nes jam dovanojo, tai gal tikrai nenorėjo, čia turbūt dar tas momentas, kur dėl perdovanojimo, kur nekaip jautiesi, gal nežinau. Nu, bet tai čia keli tokie momentai. Visų pirma, tai... Kodėl tu iš karto, nežinau, gal tu iš karto nenorėjai tiesiog, tai kodėl tu negalėjai to pasakyti? Antra, iš kur iš vis atsiranda tas brolis ir kodėl tu jam perdovanojai, nors jis dar galioja ir tuo pačiu metu tu panai sakai, kad tai aišku, kad varysim. Tai bent jau užrezervuok tada. Tai, tarpsme, būtent. Jau fake it till you make it, žinai, tada. Būtent. O čia dabar... Čia tikrai, sakyčiau, vyrukas blogų sprendimų padarė šiek tiek, nes čia tiesiog reikėjo paprastai atvirai pasakyti ir man atrodo visi būtų supratę. Ir būtų išvengta ir streso, ir nerimo, ir dar... Gal jis ir nenorėjo tas pavažiuoti. Tai būtų. Tai gal būtų... Bet šiaip, tiesiog tokioje situacijoje tai šiaip pasiūlyčiau, tada pasiūly ką veikti kito. Ir viskas. Arba, man spaina labai prie širdies, davai aš broliui. Ir reikėjo broliui, tai aš nesugalvojau, nežinau, greitai reikėjo, padovanojau. O čia dar, žinai, dar suki uodegą. Iki paskutinės. Jo, ir čia tas, kad suki, nes... Aš pratęsiau galiojimą. Jau melų kojus trumpus. Wow, čia, tarsi, kas liečia melą, tai... čia negali būti jokios kitos emocijos, tik pyktis, ta prasme. Tai arba tu sakyk normaliai, arba sakyk normaliai, nėra kito varianto. Tarsi, kiek tu primeluosi? Tai va, iki kol susisieki su tiekėjo paslaugos ir pati susisieki dar. Nes nebeištvėri. Tai čia irgi, šiaip man atrodo, vienas iš tų momentų, kur merginas erzina, kad nepadaro iki galo dalykų vyrukas. Nežinau, mene bent jau nervina. Aha, taip. Ypatingai, jeigu pasakei, kad padarysi ir nedarai, o jėtus kaip erzina. Tai kam tada man bendrauti, jeigu tu negali net man padėti, arba... Būtent. Aš tai kaip sakau, žodis lygų darbas. Taip, o jeigu nėra to darbo, tai
Tai su tuo savo žodžiu, žinai, gali susirinkti ir įsinešti, kur tau reikia visas 4 pusės. Nu, kita. Vėlgi. Vyrai tikisi, kad moterys eis ratais, jų norės ir bus kaip katės per morčių, bet kas liečia moters emocinį pasitenkinimą, jis būna minimalus. Tada, kaip sakoma, kai neduoda to emocinio stabilumo, saugumo, negali moteris būti jautri ir taip toliau tas intimumo potraukis ir poreikis tampa nuliu. Tai va čia iš tikrųjų, ką ir prieš tai šnekėjom, kad tas labai svarbus emocinis momentas ir kad moteris irgi gali būti visokia, ką jau prieš tai aptarėm, nu, tai čia į tą pusę labiau toks reziumė, sakyčiau, kad tiesiog, kai tu nesi pilnam emociniam stabilume ir dar žmogus iš tavęs tikisi, kad tu būsi ta tobula, kur grįžti, šypsaisi ir ten tau viskas gerai. Bet čia gal ir šiaip dar iš tos pusės, kad dar jeigu ir vyras yra pasimetęs kažkoks, kuris negali tau kažkuriuose zonose, nežinau, padėti užtikrinti, įrodyti, kad jis čia žinos, arba kad nežinau, galbūt jis ir nežinos, bet nekomunikuos atvirai, kad jisai vat nežino kažko, tai ar kad ten jam irgi sunku, nu tai turbūt irgi tas labai blaško ir labai taip išbalansuoja. Tai kažkaip. Tikriausiai, kad čia vėlgi užtektų tiesiog paprasto pasikalbėjimo. Bet žinai, tada klausimas yra, ar tu iš pykčio tinkamai išreiškiai tai žodžiais, ar iš viso tai išreiškiai, ar tiesiog užgožiai savį. Ir tada kitas momentas, vėlgi, ką tu gavai. Ar tu tiesiog pabėri kaip žirnis į sieną, ar tam žmogui pro vieną ausį ėjo, pro kitą išėjo, ar jis kažką su ta informacija daro. Nu, ar daro? Tai va čia, čia yra, jo, čia man atrodo kita va ta dalis, kur mes ir kur pradžioje kalbėjom, kad leiskit čia išsipykti jom, bet kartais, nu, nereikia leisti tiesiog išsipykti ir nieko iš visų su to nedaryti. Ta prasme, pareflektuoti, atgal pargrįžti, pasidomėti, ta prasme, ne tiesiog, papyks ir praeis. Jo, šita situacija tikrai nėra tokia, kur kad papyks ar nustos, čia jau reikėtų pasigilinti į tas emocinės problemas, nes, nu, jos tos tokios yra. Jūs dar turit perlų? Šiaip, jo, gavau vieną tokį labai trumpą komentarą, net ne iš Lietuvos, tiesiog žmogus išsivertė, ką pasakojau storiukiai, ir tiesiog parašė, kad atšaukti reikia santykių žmonėms, kurie turi psichologinių problemų. O, taip. Nu, ar čia sprendimas? Tai gal tie visi žmonės, kurie turi psichologinių problemų, gali kažkaip susijungti. Ne, tai bus blogai. Kaip ir tiem, kurie neturi, tada būtų lengviau. Nereikėtų su psichiniais bendrauti. Nu, baig. Dar turėsit ką, ar jau pasidėjot telefoną, matau? Pasidėjau, ten tokių jau paskui tokių labai smulkių. Aš tokias main istorijas pasiėmiau, kur jau tikrai buvo. Nu gerai, nuo paskutinio pradėsiu, pažiūrėsiu, kas čia kaip, jau nebeatsimenu kai kurių. Šiai dienai vyrai, princesės, nori ir kad moteris uždirbtų, ir kad namus tvarkytų, ir kad valgyti darytų. Pala, moterys irgi šito nori pačios. Ir vaikus žiūrėtų taip toliau. Ir dar pačios savo gėlių nusipirktumėm ir save nustebintumėm, visiškai nebeliko panų užkariavimų. O. Geriausias pasimatymas mašinoje, ratą apsukt mieste. O Dievas, su kuo ji bendrauja? Labai blogai. Ne, nu tai raš, kad nebendrauja, nes tik būna tokių variantų. Nu čia žodžiu, kad tiesiog. Nu žiūrėk. Dar komentarų yra, bet jau neskaitysim toliau. Tai. Ypač ta vieta apie gėlės moterų, tai mes pačios. Nu, jo, aš čia galiu nusipirkti, nu tai pirkis. Nu tai va, paskui taip ir gaunus. Nu tai jo, tai pirkis, tai tu gali nusipirkti. Nu, tai pirkis. Aš tai galvoju, kad nėra sunku pasakyti, kad žinok, aš tai norėjau gėlių. True. Arba šiaip aš norėčiau, kad ten man kartais nupirktų. Taip, arba tiesiog, taip subtiliai irgi. Man patinka, kai gėlės kartais yra dovanojamos, taip. O ne aš pati tiesiog nusiperku, kad papuošiu interjerą tuo metu. Taip. Kas liečia mašinų momentą, tai man atrodo, kad vėlgi čia, jeigu tu matai, kad tai yra ne vienas ir ne 2 kartai ir tai vyksta visada, nu tai pasiplanuokit, ką nuveikti. Irgi toks kaip ir visai paprastas dalykas, manau. Ir čia kitas, o Jėzus, mikrofonas nuėdėjau. Kitą momentą norėjau paminėti dėl sugalvojimo, ką veikti. Tai pavyzdžiui, aš iš partnerio tikėčiausi, kad jis iš tikrųjų daug sugalvos.
Nes, mano atveju, pavyzdžiui, kadangi aš tiesiog tikrai daug dirbu ir darbų, kur reikia ir palyderiauti, ir pavadovauti, ir sugalvoti, ir apsispręsti, ir nuspręsti. Aš jau santykėje norėčiau labiau palikti vyrui šitą sprendimo dalį. Aš noriu, kad su manim pasitartų. Aš noriu, kad su manim pasitartų. Aš, ta prasme, aš nesakau, kad aš čia kaip princesė lauksiu, kol man visada kažką pasiūlys. Ne, tai sakė vyrai princesė. Tai aš apie tai, kad, ta prasme, viskas ok, aš irgi galiu pasiūlyti ir dar nuvairuoti, ir nuvežti, ir dar ir sumokėti, jeigu reikės, bet ta prasme, kad pagrindinė iniciatyvos dalis ateitų iš kitos pusės. Ta prasme, arba bent jau ta pagrindinė kažkokia pasiūlymo, arba jeigu aš ten, nežinau, ar man va ta nuotaika neapsisprendimo, tai kad tiesiog nuspręstų už mane ir viskas ir negalvotų. Tai dar, man atrodo, aš esu tikrai sutikus, kur tu tų žmonių net negali kaltinti. Ta prasme, yra tipo žmonių, kuriem tikrai yra pats blogiausias dalykas sugalvoti kažką, ta prasme, ar ten nustebint ir panašiai. Čia yra visiškai normalus dalykas. Kai kurie žmonės tikrai to nesugeba ir juos galima įsiugdyti toje vietoje tikrai, bet pradžioj tavęs tada irgi tavo indėlio reikia, nes tas žmogus tiesiog negeba. Aš tiesiog prisiminiau ir iš tos pusės, kur kai merginos tada sako, ai man čia neparašė arba man čia neberašo, nieko iš čia gero nepasiūlo visai, tik tas pats per tą patį. Tai ta prasme, tai dar jeigu siūlo, tai man atrodo jau yra gerai. Bet ta prasme, kad jo, iš tikrųjų, jeigu daugiau vyrai pasiūlytų ir ten inicijuotų, tai turbūt gal būtų truputį lengviau, nežinau, čia ar lengviau, bet aš vis dar sakau, kad reikia to sveiko proto ir to racionalumo, kad tikrai nesėdėk ir nelauk, kol tau viską ten padarys kažkaip, nebe tie laikai, man atrodo. Būtent, ir čia ypač ką veikt, tai, ar dabar koks nors jau ten bičias super, tau kažkokią mega ultra veiklą sugalvos, ne. Ne, nors aš esu gavus klausimą, tai kodėl jūs tik vaikščiot norit? Kodėl jūs pasivaikščiot norite? Žingsnius surinkti dienos reikia. Nes produktyvus, tai žodžiu, jeigu neturit ką veikti, tai eikit pasivaikščioti. Tiesiog, ta prasme, yra tikrai open space'ų visur, kiekviename mieste, kur tu gali daug pamatyti, apeit, pažiūrėti ir pasikultūrinti tuo pačiu metu, sužinot gal kažką ir taip toliau. Tai čia, žodžiu, kad produktyviau būtų. Taip, dar porą paskaitysiu. Taip, čia biškai praleisim. Kai turi 10 kartų kartot, kad padarytų kažką. Čia labai triggerinantis dalykas, kur ta prasme, tai kiek tau žmogau kartų reikia pasakyti. Bet aš tada galvoju, jeigu tikrai 10 kartų nesuveikia, tai, arba su žmogum negerai, arba pasakymo tipas nebuvo geras. Jeigu tu kažkur ten kampe, tai būtent. Arba visada reikia, kad vėl čia šiukšlių neišneš. Tai tiesiog panika žmogui gali įvaryti. Tai tiesiog tada aš gal sakyčiau, reikia pakeisti būdą, kaip kalbėti ir būti. Bet jeigu 10 kartų sakai skirtingais būdais. Tai tada jau, kaip sakant, visokios kitos problemos. Problema netu. Taip, visko klausinėja moters. Ką daryti, tipo, pritarimo. Kad visada neužtikrintas. Aš čia taip spėju. Ir pasakymas, tai aš nežinojau. Google'as yra. Tiesiog. Ne, tai tas momentas, čia man atrodo dar gali būti irgi kitas, kur tai aš tikėjausi, kad jisai supras. Tai jis turėjo supras, tai ką jisai nematė, tai ką jis nesuprato, tai aš čia susinervinus buvau, jis turėjo suprasti čia mane. Bet jeigu, žinai, dar irgi priklauso, ko klausinėje. Čia trikiai toksai. Nes, tarkim, jeigu ten klausinėja tavęs kažkokio, tai kur čia padėta? Ir tu 10 kartų pasakai ir jis vis tiek, tai kur čia padėta? Tai aš nežinau, čia tu padėjai. Tai tu irgi čia gyveni, ta prasme. Bet čia daiktai, o jeigu tu tiesiog esi pikta ir tavęs klausi, tai ko tu pykai? Supykai, pavyzdžiui, buvo konfliktas ir supykai ir klausi, tai ko tu supykai ir... Nes supykau, žinai, iš serijos, tai kad gal irgi paaiškint, iš kur iš principo tas pyktis gal atsirado, jeigu tai nedaiktai, žinai. Ar... O jeigu jis, pavyzdžiui, suprato, dėl ko tu supykai, o žiūrėk, tu tikrai dabar dėl to, kad aš ten padėjau indą, tu tikrai dėl šito supykai. Po tokio klausimo, kas žin, kaip reaguotum. Tai čia, žinai, tas pasitikslinimas visko, tai jeigu tikrai visko, tai gali būti labai pykdantis dalykas. Supratau. Gerai, čia toliau šitą praleisime, einam dar prie kito. Kai veici dangčio nenuleidži. Kai einant šaligatvį arba kažkur šiaip siaurai prasilenkiant manęs pirmos nepraleidžia, bet tuo tarpu kiti vyrai praleidžia. Come on.
Come on. Yra šalių, kur moterim yra uždrausta eiti pirmom, nes priekyje gali grėsti pavojus. Tai gal jie jūs tiesiog nori apsaugoti. Sakyk, čia aš sakyčiau, kad gal irgi pakomunikuoti. Aišku, čia gražus toks momentas, kai gal, bet čia pakalbėti turbūt reikėtų. Kai vieninteliai matai, kad jau tvarkytis reikia. Čia aš rašiau gal tau, ne? Ne, ta prasme, aš ką supratau tikrai iš gyvenimo, studijų laikais, su kambariokėm, draugėm ir taip toliau. Žiūrėkit, kiekvieno tvarkos supratimas yra skirtingas. Ir tai, kad tu supranti, kad tau 3 kartus reikia valyti dulkes į dieną, tai nereiškia, kad tai kitas supranta. Ir čia jau yra tavo problema ir jeigu tu su tuo nemoki dydinti, tai eik tu ir tvarkykis, nes tu matai, o kitas nemato. Ir neužmes kitam ir nepyk tuo metu, kai tu tai darai, nes arba tiesiog jūsų supratimas skirtingas, arba tu neiškomunikavai, ko tu nori. Būtent. Tai va. Ok. Taip, kai esi vienintelė decision makerė ir antra pusė daro viską, ką prašysi, bet tau reikia sugalvoti už juos. Ta prasme, kad tas galvojimas. Tai toks kaip pageidavimų koncertas realiai gyvas. Iš kurios pusės? Noriu dabar, kad čia, nežinau, pertvarką kokią darytumėm. Ir čia labiau, kad ir kai dirbi protinį darbą, kad sunku ta prasme. Tai čia biškai aš paliečiau šitą iš principo. Kad ypatingai, kai turi daug mąstyti ir dar tą užmeta tą mąstymo dalį, kad tai tu sugalvo, ko tu nori. Tai bet jeigu užtaikai tuo momentu, kai, pavyzdžiui, ten hormonai išsišokinėja į visas pusės ir panašiai, tu tikrai esi pati blogiausia decision makerė. Pati blogiausia, kiek įmanoma. Nes tu niekame nežinai, ko tu nori. Ne, tai čia turbūt tas ir yra momentas, kad, reikia, kaip sakant, arba perleist tą sprendimo galę, arba kažkaip, nežinau, susitaikyti. Neįsivaizduoju, žodžiu, čia labai komplikuotas klausimas. Aš taip pat, aš iš principo susiduriu su tuo, kad man irgi, pavyzdžiui, man tikrai sunku priiminėti sprendimą. Aš nenoriu jo priiminėti, nes aš jau jų tiek daug priėmiau, kad aš noriu pailsėti. Bet jeigu, tarkim, tavo antra pusė lygiai taip pat, dirba lygiai tokį patį protinį darbą, lygiai taip pat priiminėja sprendimus, tai jis gal irgi jau nebenori. Tai taip, tai tas, sakau, vėl grįžtu prie sveiko proto dalies, kad kažkaip pasidalinti lygiai vertiškai taip toliau. Tai aš perlus jau savo paskaičiau. Dar turim ką nors? Čia toks, žinai, čia realiai yra rinkinys. Gali atsitikti kurioziškiausių gyvenime situacijų ir jeigu tu tarpusavį nesikalbėsi ir to bendro tokio neatrasi taško, apie ką jūs iš vis abu esat, tai žinai, ne tik tu gali būti pikta, bet tada gali būti ir tas tavo kitas žmogus, su kuriuo tu gyveni, lygiai taip pat gali būti piktas. Arba bendrauji dar gal. Taip. Tai, ta prasme, ir yra visiškai pilna teisė pykti tada ir tam kitam žmogui, jeigu tu įsidirbinėjai, nežinai, kas tau darosi ir kaltini dėl to kito. Bet aš šitoj vietoj, man atrodo, dar irgi atsiranda tas momentas, kai žmonės ima grasint skyrybom, pavyzdžiui. Čia gal per daug irgi nesiplėsim, bet irgi, man atrodo, nereiktų eiti į kraštutinumus, jeigu tai yra pyktis apie kažką, arba ten kas 2 savaitės skirtis, taikytis, vėl skirtis, ta prasme, tai apie ką tas santykis tada. Šiaip, į šitą temą neseniai visai mačiau Reelsą, kur pana, būtent pasakojo, kad pas juos poroje yra tiesiog vienas iš susitarimų griežtas, kad jokių skyrybų minėjimų. Kad viską mes sprendžiam. Ir skyrybos, tai skyrybos. Okay. Tai manau, kad čia labai toks sveikas požiūris šitoje vietoje yra. Tai dar pavydo dalies biškutį nepalėtė, man atrodo. Čia irgi kitas perlas. Čia galima taip įnikt nuo apsikabinimo iki žvilgsnio ne ten, kur reikia. Jo, tai čia irgi, man atrodo, kaip sakant, man atrodo, kaip čia sveikam santykiai, tai netrigerinant, ta prasme, dar aš, pavyzdžiui, tai einant gatvę dar turbūt tą gražią merginą galiu aptart kartu, žinai, gal, arba dar parodyti, jeigu kas. O, žiūrėk, kokia graži praėjo. Jo, iš serijos. Tai bet jų, man atrodo, vis tiek viskas tada susiveda į komunikaciją ir klausimą, ir išklausimą, ir bandymą bent jau suprast. Ir šiaip, žinai, taip, overall pagalvojus, tas pyktis, ką jis mums pačiom duoda,
Nu nieko Sendina, gero. sendina. Realiai. Tik daugiau raukšlių atsiras, tai jūs tikrai pagalvokit, ar jūs pykt norit. Bet, nu tikrai, ta prasme. Bet ir nekaupkit savy per daug, čia irgi negalima, paskui sprogsta. Bet tą pyktį išleisti galima nesantykiuose. O veiklose įvairiuose, laisvalaikis, per sportus visokius, menų, terapijas ir taip toliau, šokius, dar kažką, ką tik tai sugalvojat. Tai galbūt verta būtų susimastyti ir pačiom, kur tą pyktį visgi išleisti. Tai va. Nu tai ką, palinkim komunikuoti žmonėm, bendraut, kalbėtis ir nebijot to pokalbio. Tiek šiam kartui.